Sveiki visi, kai žiūrite Balsas LT vaizdo konferencijas. Balsas LT tęsia ciklą pokalbį su ministru ir šiandieną esame vidaus reikalų ministro Liberalų ir Centro sąjungos deleguoto į šias pareigas politiko Artūro Meleno darbo kabinete. Labadiena. Labadiena. Tai pradėkime nuo to, kad esate tikrai neseniausiai pareigas einantis ministras šitoje vyriausybėje. Ir atsidūrėte pareigose dėka vienos iš tokių nesenų aktualijų, kaip finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovų atleidimo skandalas, su tuo susijusi vyriausybės krizė ir panašiai. Daugelis apžvalgininkų, daugelis politikų bandė spėlioti, kasgi iš tikrųjų šio skandalo laimėjo. Ir ar galima sakyti, kad vienas iš laimėtojų esate jūs, kad tapote ministru dėka jo? Kaip jūs vertinate visas šitas peripetijas ir jums teko priimti sprendimą, vos tik atėjus skyrėte papeikimą naujajam vadovui ir panašiai, tai trumpai apie tai. Tai dar kartą labą dieną ir pirmiausiai įvardinti skandalą norėčiau ne FNTT, o Snoro skandalo, nes priežastingumas yra vis dėlto visa Snoro istorija. Kažkam galbūt labai patogu tai įvardinti kaip FNTT skandalą, bet iš tikrųjų tai yra Snoro skandalas ir su tuo susiję įvykiai, kurie dar tęsiasi, kaip žinia, vyksta tyrimas ir dar atsakymų Lietuvos žmonės teks palaukti, bet jie tikrai bus. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų neturėjau tokių planų būti ministru, tačiau taip jau politinis laukas pasisuko, kad kiekvienas politikas turi būti pasirengęs užimti tam tikras atsakingas pareigas ir jas tinkamai vykdyti. Tai šioje vietoje tą ir teko man padaryti, nes buvo išreikštas pasitikėjimas ir iš premjero pusės, ir iš Seimo pirmininkės, ir iš pagaliau iš prezidentės. Tai man iš tikrųjų pareigojimas ir stengsiuosi dirbti. Taigi toks ir būtų atsakymas turbūt, o kaip ten interpretuojama viena ar kita situacija, tikrai nenorėčiau dabar gilintis, manau, Lietuvos žmonėms tai jau nusibodo. Ministras pirmininkas Andrius Kubilius yra perspėjęs bet kurį buvusio ministro Raimundo Palaičio įpėdinį, kad jis susidurs čia su dideliu minų laukų problemų kamuoliu paliktų ir taip toliau. Tai kaip tos minos, ar jums pavyksta priešokinėti ir jas išminuoti ir ką jūs čia atradote? Jo, iš tikrųjų yra pakankamai daug spręstinų dalykų, pakankamai sudėtingų dalykų ir pirmiausia, aš ir noriu pabrėžti, kad tas priekaištas man, kad daug ir ilgai dirbau socialinės apsaugos srityje, aš noriu pirmiausiai paversti į teigiamą dalyką sistemai, nes susidūriau iš tikrųjų su pakankamai sudėtinga situacija statutinių pareigūnų, motyvacijos mažėjimas, pensiniai klausimai, netgi tokie klausimai kaip rūbų atnaujinimas, kur yra valstybės prestižas, tos pačios ir pasienio, policijos uniformos, taip, policininkų ir panašiai, nes tai tikrai jau privalo valstybė išspręsti. Taigi daug pakankamai socialinių įvairių problemų, kurios reikia spręsti, jas jau mėginam spręsti ir aš įrodysiu, kad gal mano tos žinios bus tikrai į naudą. Štai vienas iš portalo skaitytojų pateikia klausimą. Gal paaiškinsite, ministrė, kodėl šalyje daug pasitikėjimo telefonų, tačiau mažoka pasitikėjimo pareigūnais. Ir tai galima sėti ir su to, ką jūs pasakėte, ir su socialiniais dalykais, ir su visko turbūt sutiksite, kad darbas policijoje, kaip šneka pavyzdžiui ir policininkų profsąjungos lyderiai, nėra jisai prestižinis Lietuvoje. Ir nei pasitikėjimo prasme, nei žmonių požiūrio, nei finansų atlyginimų prasme. Iš dalies sutikčiau, bet tik iš dalies. Iš tikrųjų labai atsakingas, sunkus darbas, kuriame kaip ir kiekviename darbe pasitaiko visko. Tačiau noriu pabrėžti, kad buvo daroma apklausa, tyrimas pakankamai platus per visą Lietuvą, čia dar iki manęs. Ir aš noriu pasakyti, kad pasitikėjimas policija jis siekia arti 60%. Tai vis dėlto negalima teikti, kad yra nepasitikima, o kai kuriuose regionuose ir viršė 70%, ten, kur iš tikrųjų, gal sėkmingiau dirbama atitinkamose policijos komisariatuose. Tai pasitikėjimas visgi yra, bet be abejo reikia dar jį didinti, pasitaiko ir įvairių nesažiningų pareigūnų, ir korupcijos atveju, kas be ko, ir nusižengimų, ir vairavimo išgėrusiems ir taip toliau.
visokių tokių blogybių ir be jokios abejonės tam ir buvo ir kurta policijos departamente ir imuniteto tarnyba, kuri tyrė įvairius tokius atvejus. O atsakymas mano būtų paprastas. Valstybėse, kur tikrai pavyko ženklų persilaužimo policijos darbo įgyvendinti, aš turiu minėti postsovietinėse valstybėse, postsocialistinėse, tai iš tikrųjų geriausi rezultatai, kaip visiems teko girdėti turbūt, tai yra ir Estijos pavyzdys, ir kur didžiausias pasitikėjimas policija iš visų buvusių posovietinių valstybių, ir Gruzija, sakykime. Tai ten visą tą persilaužimą pavyko pirmiausiai pasiekti dėl to, kad buvo padidinti darbo užmokesčiai, tai yra padidinta pareigūnų motyvacija. Nes jaunas, stiprus žmogus, kuris ateina dirbti į policiją, jis tikrai turi būti užtikrintas ir dėl savęs, ir dėl savo šeimos ateities. Tai tikrai tikėtis, kad uždirbant ten 1000 arba šiek tiek daugiau 1000, galim tikėtis labai rimto ir atsakingo darbo, būtų naivu. Tai čia vienas iš problemos sprendimų dalykų ir buvo krizė iš tikrųjų ir aš dabar noriu atstatyti, bent jau tos parametrus arba pasistengti, kad tai įvyktų. Dabar žiūrėkit, varčiau skaitytojų klausimus, kurie pateikti. Gyvenam ten, kur gyvenam, tokioje informacinėje realybėje. 3/4 klausimų apie nelemtąją garliavą, kaip mes suprantame, apie tos įvykius. Aktualu be abejo. Ir klausimai tokie, kaip jūs, kaip žmogus, kaip pilietis, tėvas, vertinate planą, kad perdavimam vaiko motinai dalyvaus specbūriai, policijos kaukėti pareigūnai. Klausimai apie tai, ar bus naudojamos psichotropinės priemonės, kad ten mergaitė būtų perduota motinai ir panašiai. Kaip iš viso, koks tas policijos vaidmuo ir koks veidas nušvito visoje šitoje istorijoje ir kovo 23-osios įvykiuose, kaip tai atsiliepia prestižui ir kaip iš tikrųjų tam bus su visom tom psichotropijom ir visko, ko čia yra prifantazuota jau labai daug. Tikrai nenorėčiau komentuoti, kaip buvo anksčiau, kol aš nejaučiu pareigų. Tikrai apie praeitį šnekėti būtų nedėkingas dalykas. Tai mano pozicija kaip ministro buvo labai aiškiai pirmom dienom išsakyta. Yra perdėtas policijos vaidmuo šioje istorijoje, tai tikrai yra labai subtili, delikati situacija, socialinė, pasakyčiau, situacija, vaiko teisių. Ir asmeniškai aš ir kaip politikas Seimo narys, ir kaip ministras, ir kaip žmogus turiu pasakyti, kad mano įsitikinimu yra tikrai nepasiruošta šiam veiksmui, nes tikrai tokiais delikačiais klausimais sprendimai turi būti išvis be eigos ir galbūt ir po policijos dalyvavimo padaromi sprendimai. Tai yra sudėtinga, taip, tam reikalingi ir psichologų, ir socialinių darbuotojų, ir vaikų teisių apsaugos specialistų suderinti veiksmai, bet tikrai matant čia tik tai tą paskutinę fazę ir tą blogiausią atveju, kai ten reikės, daleiskim, nedaug dievę naudoti jėgą, tai aš tikrai manau, kad tai yra labai klaidingas situacijos modeliavimas ir aš aiškiai pasakiau, matau, kad yra nepasiruošta socialinė prasme visam tam perdavimui ir visai integraciniai paskiau situacijai, nes neužtenka vien tik perduoti, o kas po to. Ir apie tai buvo aiškiai paskiau pasakė ir socialinės apsaugos ir darbo viceministras, ir kiti įvairius pareigūnai, kad situacija yra visiškai nepasiruošta. Tai policija daroma šioje vietoje įkaitas kaip situacijos. Policija yra jėga. Tikrai ministras negali pagaliau ir įtakoti policijos veiksmų. Policija privalo vykdyti antstolio pavedimą, jeigu reikia pašalinti kliūtis. Taip yra rašyta teismo sprendime. Aš tik labai aiškiai paprašiau policijos departamento, kad nebūtų jokių būdų naudojama jėga prieš mergaitę ir viskas. Tačiau dar kartą grįžtų prie to. Atsakinga už visą tą situaciją yra antstolė ir jinai turi paruošti visą veiksmų planą, kad tai būtų įvykdyta maksimaliai tinkamai socialinė prasme. Tai policija čia yra tik tai trečiaeilės vykdytojas tuo atveju, jeigu reikės kažkokiu atveju panaudoti jėgą. Tai aš tikrai manau, kad viską reikia daryti, kad tos jėgos nebūtų naudojama. Tada klausiu jūsų kaip politiko, ne kaip kokio nors policijos komisaro, ne kaip šturmo būrio vado. Jeigu mes turim tokią situaciją pakankamai rezonansiniai byloje, tai tada galima daryti prielaidą, visuomenė turi teisę daryti prielaidą, kad ir kitose bylose, kai yra tokie štai ginčai dėl vaikų, kaip panašiai, tai yra nepasiruošiama ir dažnai turbūt vyksta panašus dalykai, tik tai galbūt mes apie juos nežinome. Ar yra tiesa, kad galima antstolė paimti, pavyzdžiui, vaiką taip, tokia pačia procedūra, kaip konfiskuoti taburetę arba šaldytuvą iš skolininko?
Taip, be jokios abejonės visi suprantam, kad yra skirtingi dalykai, taburetė, kaip jūs sakote, ar kitas materialus turtas ir žmogus gyvas, ypatingai vaikas. Tai dar kartą sakau, kad čia turi būti ypatingas dėmesys socialiniam paruošimui situacijos, vienokia ar kitokia. Negalim kvestionuoti teismo sprendimų, privalo policija vykdyti teismo sprendimus ir antstolės nurodymų. Bet šiuo atveju ir kitais panašiais atvejais, be jokios abejonės, pirmus smuikų turi groti socialinės tarnybos, o policija tai yra tik tam, kad užtikrinti kažkur galbūt kieme saugumą ir viešąją tvarką, bet tik tai nedalyvauti tam perdavime. Aišku, kaukėtų pareigūnų dalyvavimas yra išvis nepriimtinas, mano supratimu, ir taip neturėtų būti. Štai, vėl grįžtu prie skaitytojo klausimų. Zita klausia, kokia pono ministro nuomonė apie baudžiamąją psichiatriją šiuolaikinėje Lietuvoje? Ar turite tokio, ar egzistuoja baudžiamoji psichiatrija šiuolaikinėje Lietuvoje? Įdomus klausimas, iš tikrųjų negirdėjau apie tokį dalyką, gal tai reikėtų ir Teisingumo ministerijos paklausti, bet apie baudžiamąjį, man atrodo, tai yra praeitis ir jau senokai to nėra. O šiaip tada, štai vis dėlto kartas nuo karto išlenda tokių visokių, kaip ir Eglės Kusaitės byloje, buvo užuomenų ar teiginių apie tam tikrą, nežinau, policijos pareigūnų sulaikymo įstaigose, areštinėse, piktnaudžiavimą, žmogaus teisų pažeidimus. Kiek reali ta problema jūsų nuomonė, kiek tai yra žmonių noras galbūt pasiteisinti ten, atkeršyti policijos pareigūnams vykdami savo pareigą? Ar susidurėte su to realiai, ar teko pačiam jau prisiliesti, pamatyti, kad problema egzistuoja? Šiek tiek jau pavyko prisiliesti. Tai manau, kad nėra vienareikšmio atsakymo. Ir be jokios abejonės mes siekiam, kad tokių atvejų nebūtų, nes tam ir yra, sakiau, kur tai ir ta imuniteto tarnyba, ir tikrinimai vyksta ir panašiai. Tačiau žmonės yra žmonės ir aš pripažįstu, kad yra turbūt tokių atvejų ir iš dalis teisybės tame yra. Bet dažniausiai aš manau, teko matyti turbūt ir įvairius vaizdo įrašus, kad mėginama būtent to manipuliuoti, o iš tikrųjų ypatingai žmonės, kurie tikrai nusikaltę yra viešai tvarkai, mėgina pavaizduoti, kad kažkas yra ten blogai daroma. Tai neneigdamas, kad tikrai tokie atvejai pasitaiko ir su jais reikia tikrai kovoti, tačiau manau, kad dažnai ir sakoma netiesa. Dabar daug yra Seime iniciatyvų visokių, ne tik iniciatyvų, konkrečių projektų, kriminalinė žvalgyba ir panašiai, sakykite, ką būtent šiuo metu mėginama sutvarkyti šioje srityje. Šie projektai, kurie šiuo metu yra Seime, jie yra tęstiniai, kurie jau buvo parengti gerokai anksčiau ir daugiau jie yra techninio pobūdžio. Tai, sakyčiau, mes dabar ruošiam ir jau vyksta svarstymas galbūt esminių tokių įstatymų, kaip policijos įstatymas ir vidaus tarnybos statuto pataisimai. Tai kur pirmiausiai ir norima įteisinti ir tas minėtas mano aiškios socialinės garantijos, kad žmonėms būtų aišku ir jos nebūtų kintamas, kaip dėja atsitiko Lietuvoje. Ir įvairūs kiti, kaip sakant, ir teisės, bet ir įpareigojimai statutiniams tarnautojams. Tai čia, sakyčiau, vienas iš svarbiausių įstatymų arba keletą įstatymų projektų, kurie bus nagrinėjami Seime. Jūsų žinyba kaip tik tai kontroliuoja jūsų žinybos sistemoje yra viena iš institucijų, kuri gali vykdyti telefoninį pokalbių pasiklausimus, tai yra kriminalinė policija. Buvo nemažai pakankamai skandalų ir dabar daug yra teiginių apie vis dėlto masinį sekimą, pasiklausimą ir piktnaudžiavimą šitoj srityje, jūsų požiūris į tai. Gal ir jūs kaip ministro klausosi jūsų pavaldiniai? Iš tikrųjų, man teko susidurti gal su tuo iš dviejų pusių. Pirmiausiai, ir iki šiol esu operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos narys, o dabar jau kaip vidaus reikalų ministras atstovauju, pavadinkim, ir kitą tą pusę. Ir natūralu, kad iš vienos pusės norima, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės, tai yra natūralu ir privalu, o iš kitos pusės kriminalinė policija turi įrankį turėti tam, kad pagauti banditus. Ir būtent pasiklausimai yra visam pasaulyje tokia operatyvinė veikla taikoma.
Tai pirmiausiai, noriu visiškai paneigti mitus, kad yra kažkoks absoliutus masinis pasiklausimas, tai yra tikrai netiesa. Na, kad klausomasi iš esmės vos ne visko, paskui tik tai gaunama sankcija. Tikrai netiesa ir čia vienareikšmiškai galėčiau atsakyti. Tokių faktų, kad būtų pažeidimai, neteko nustatyti. Tačiau, aišku, reikia situaciją kontroliuoti, be jokios abejonės, kad neatsitiktų taip, kad tai būtų naudojama piktam. Na ir kągi, paskutinis klausimas, tai dabar apie jūsų politinius planus, vėlgi grįžtu prie to, nuo ko pradėjome, sako, tas Snoro skandalas, tas Snoro veiklos bankroto aplinkybės tyrianti komisija dirba toliau. Antikorupcijos komisija taip pat pasakė savo išvadas, bet žiūrėkit, vis dėlto tai kokie tie padariniai viso šito skandalo, kuris iškilo ir tos koalicijos krizės, kuri taip pat buvo labai aštri ir atrodė vienu metu, kad jau, atrodo, niekas nieko nelaimėjo, konservatoriai tarsi savo tikslų nepasiekė. Tie žmonės, kuriuos jie norėjo grįžti darbą, nėra grąžinti. Prezidentės pozicija liko tokia neaiški, liberalcentristams prognozuojama, kad būsite neparlamentinė partija. Tai ką jūs į tai? Jeigu dabar klausėt mane kaip pirmininko pavaduotojo partijos, tai mes būsim parlamentinė partija, nes aš atsimenu, kad jau turbūt 10 ar daugiau metų, kiekvieną kartą prieš rinkimus visada yra sakoma, kad Liberalų centro sąjunga nebus jau parlamente arba savivaldybėse arba kaip kitaip, tačiau mes pakankamai užsispyrę ir paneigiam tos gandus visada mes tampam ir parlamentinė ir savivaldybės partija. Tai šioje vietoje tikrai tuo įsitikinęs. Man būtų sunku komentuoti dėl Snoro, kaip aš dar kartą norėčiau įvardinti viso to skandalo. Pagaliau jau visiems nusibodo tą temą. Tikrai bent jau Liberalų centro sąjunga neturėjo jokių politinių interesų. Mes buvom įtraukti į tą visą reikalą ir todėl jaučiamės iki šiol keistai, kad buvo rizikuojama iš tam tikrų radikalių dešiniųjų jėgų, kad vyriausybė galėtų griūti ir labai keista, kad tai viskas buvo daroma tada, kai reikėjo pradėti svarstyti ir dabar jau priimti energetikos projektus svarbius Lietuvai. Tai čia tiek apie politiką, bet dar vieną pastabėlę norėjau pasakyti, mes šiandieną šnekėjom vien beveik tik tai apie policiją, apie Garliavą, apie FNTT, apie tai yra jėgos dalykus. Tačiau VRM dirba gerokai platesnį darbą, tai regionų politika ir valstybinė tarnyba, pagaliau ir kibernetinis saugumas, ir tai yra labai svarbus dalykas, pagaliau naujas šaukimas Europos paramos nuo 14 metų, tai temų yra čia be galo daug, pagaliau ir sportas, olimpinės žaidynės, Lietuvoje vyks 2 renginiai šiais metais labai svarbus, Panevėžyje dviračių čempionatas Europos ir pasaulio čempionatas irklavimo Trakuose. Tai turim ką dirbti ir be tų amžinų skandalų, kurie turbūt visiems nusibodo. Nusibodo, bet vis dėlto man dar kaip šiek tiek politinį gyvenimą stebinčiam žvalgininkų įdomus vienas niuansas, jeigu man atleisit. Vis dėlto, taigi buvo galima pačioj skandalo pradžioj pakeisti poną Palaitį, poną Meleno ir iš karto būtų viskas lygtais užges išsisprendė ir nebūtų buvę vyriausybės krizės, ar ne taip viskas buvo? Kodėl jūsų partija atrodė tokia užsispyrusi? Mes neužsispyrėmės, jaučiamės esam visiškai teisūs ir tikimės, kad artimiausiu laiku visa Lietuva sužinos, kad mes buvom teisūs. Ir tam yra, aišku, tyrimas, mes negalim kištis į ikiteisminį tyrimo medžiagą, bet aš dar kartą sakau, mes buvom teisūs, esam teisūs ir tikimės, kad visi Lietuvos žmonės greit supras, kad iš tikrųjų taip yra. Supratau, kągi, pokalbis įdomus, tačiau laikas po truputį spaudžia, taigi tų skaitytojų klausimų yra ne tik apie Garliavą, vieną iš jų pabraukiau, čia atrodo, kad žmogus bando savo kažkokias godas pranešti apie vėlgi nuskriaustus vaikus Pikeliškėse, perduodu ponui ministrui, tikiuosi, kad jisai paskaitys, jeigu tai yra rimta, jisai pasižiūrės, atsižvelgs į tai, o tuo tarpu ačiū už pokalbį ir iki kitų kartų. Ačiū.